Sveiki! Su jumis ir vėl sveikinasi realybės šou specialistas Remigijus iš Šiaulių krašto Šiaulių Tunto Saulės draugovės. Šiandieną susirinkome kartu su Šiaulių Saulės draugovės žvejais. Sveiki! Ir šiandieną pakalbėsime apie žieminę žūklę. Iš tikrųjų, žieminė žūklė, kuo jinai yra kitokia negu vasarinė? Gaudoma su kitom meškerėm. Gaudoma kitokiom meškerėm. Žvejojama žiemą. Nu, logiškai žvejojama žiemą. Dar kuom skiriasi? Šalama ant ledo. Šalta ant ledo būna. Gaudome ant ledo. Nu taip. Todėl iš tikrųjų žiemą būna šalta, todėl reikia tikrai pasirūpinti labai jau gerom apsaugom. Tiek nuo šalčio, tiek nuo vėjo, galų gale reikalingi ir tam tikri specifiniai įrankiai. Vienas iš įrankių yra grąžtas, skirtas pragręžti ledui. Tai pademonstruosim, koks jisai yra. Jo veikimo, aišku, nepavyks aptarti. Toliau. Dar vienas iš dalykų yra žvejo dėžė, kuri kartu atstoja ir kėdės vaidmenį, atsisėdus ant ledo. Dėžės turinys priklauso nuo žvejo savimonės ir sveiko proto. Štai įrankis, kurį daugelis vadina mazurionkėmis arba tiesiog katinais, jis padeda įlūžus. Iš tikrųjų, kiekvieną kartą žvejyboje aš jį turiu ant kaklo, žvejybai jisai nemaišo. Bet jau kartais nedaug dievė įlūžti į ežerą, išsilupai ir jie atlieka nagų vaidmenį. Tiesiog kabini į ledą ir trauki save. Kabini ir trauki. Štai įrankiai, kurie iš tikrųjų turbūt išgelbėjo ne vieno žvejo gyvybę. Ypatingai tų, kurie lipa ant pirmo ar ant paskutinio ledo. O šiaip jie tikrai pakankamai saugus naudoti. Toliau būtinas atributas yra pirštinės. Pirštinės yra specifinės, skirtos grynai žiemos žvejybai, kuomet pirštų nereikia, kad jie nešaltų, tiesiog pirštinės užsidaro. Ir tikrai pirštai išlieka pakankamai saugus. Kuomet nereikia, prilipinai, pirštai išlindo ir gali, ką reikia tvarkytis. O toliau jau čia visa likusi amunicija. Ko tik čia nėra, dalinai parodysiu, paaiškinsiu. Taigi, pirmiausia, plėšriai žuviai gauti skirtos vėliavėlės. Vėliavėlė yra atreguliuojama, pastatoma virš eketės, nuleidžiama į norimą gylį ir vėliavėlė yra užstatoma. Viskas, jinai stovi štai taip. Bet tik tais plėšri žuvis pamačiusi masalą, griebia masalą, vėliavėlę iššauna. Tiesiog užtenka paprasčiausiai patempti. Vėliavėlė saugi, žuvytė plaukė, viskas tvarkoja, o tik plėšrūnas pagavo, kimtelėja ir vėliavėlė atsistoja, signalizuojant žvejui, kad čia jau yra toje vietoje kibimas ir toliau žuvis keliauja tempdama valą, kiek jai reikia, pakol aš pamačiau, kad vėliavėlė yra iššovusi. Tokių vėliavėlių žvejas vienos žvejybos metu gali turėti 3. Tai yra tiek būtent pas mane dėžėje ir yra. Daugiau aš jų neturiu, negu jų galima. Jos iš tikrųjų patogios transportuoti, susilanksto, kaip jau norim, ir dėžėje jos išlieka saugios. Toliau meškerės, kurias paprastai rusai, iš rusų pasigavę tą žodį, vadiname tiesiog balalaikomis, pagal jų formą. Aišku, tik čia truputėlį pasigirsiu, tvarkingo žvejo dėžėje visos meškerės sudėliotos pakankamai gražiai, tvarkingai, tiesiog gerbiant savo įrankius. Surašyti valų storiai, kokiais žvejojama. Priklausoma, aišku, tai yra didelis gylis, tai naudosim sunkesnės avižas. Jeigu gylis yra mažesnis ir žuvis mažesnės, naudosime mažesnės avižėlės. Štai avižėlė
vieno stiliaus avižėlė, kitokia avižėlė, leidžiama gilyn. Ir visa žvejyba yra vykdoma sargelio dėka, tai yra pakabinama avižėlė, tai aš uždėsiu sargelį meškerės galiuko, tai uždamas sargelis ir leidžiama į eketę. Nuo svorio sargelis sulinksta, šiaip įprastai jis yra tiesus, o kuomet masalas yra nuleidžiamas, sargelis nulinksta. Ir žvejo tikslas yra išvirpinti avižėlę, kad jinai virpėdama viliotų žuvis. Ir virpant avižėlę į vandenį, čia dar plius yra kirminų, žuvis griebia ir nutinka štai, ką jūs dabar jau matote, kad sargelis palinksta. Sargelis palinko, atlikau kirtimą. Ir iš eketės visa žuvis yra ištraukiama ne meškerytės dėka, o tiesiog užvalo. Imi užvalo ir ištraukia. Tai va tokia šiandieną buvo ta mūsų sueiga apie žieminę žvejybą. Tai dabar kas čia yra? Katinas kažkoks. Kuris Katinas, kai jį išsitraukia, jis nagai padaro ir tu gali iš jo išlipti, jeigu įkritai ledą. Lietuviškai jas vadina nagelis. Šiaip katinai, mazronkės, dar nuo ministro, kuris priėmė to, kad būtinai jas reikia turėti. Bet tikrai, ką naudojamos jos? Išsitraukti save iš laužo ledo. Jeigu įlūžai, išsitraukti save iš ledo. Kas čia? Ką naudojama? Gaunti plėšriam žuviam. O veikimo principas koks? Valą patraukia vėliavėlę stovi. Valą patraukia ir vėliavėlę iššauna. Stovi ir tik prie šūnas patempia, vėliavėlė atsistoja. Tai kam skirtos tos vėliavėlės? Gauti plėšriai žuviai. Konkrečiai, kokiai? Lydekai. Lydekai, ešeriui tinka ir dar? Ožkai. Ožkas nepagavęs. Ir starkiui galima gaudyti. Kas čia? Samtis. Makaronams, ne? O jeigu rimčiau? Ledai. Ledą ištraukti. Ledą išsitraukti iš eketės, dar tinka ir matuoti ledo storį. Kas čia per dalykas? Trumpasis pinigas. Žieminis pinigas. O kaip vadinamos tos meškerytės? Balalaika. Tai va tokia šiandieną buvo mūsų ta sueiga. Iš tikrųjų pakalbėjome apie žieminę žvejybą. Kaip supratote, tai yra brangus reikalas, ar ne? Ir nepaisant to, vis tiek aš manau, kad artimiausiu metu ledas pastorės ir dar galbūt šiais metais gal dar spėsime užlipti bent jau pusvalandžiui ant ledo.
Na, o dabar jums sakome, nei žino jūs, nei uodegos, ir iki pasimatymo kitame pliaže. Iki. Iki.